Sveiki, tai yra Elektro M30 aparato naudojimo instrukcijos su vaizdinė medžiaga. Įjungimo mygtukas yra šis ir išjungimo. Pavyzdžiui, jeigu išjungt, spaudžiame šitą mygtuką. Dabar išjungsiu ir įjungsiu. Įjungt, spaudžiame šį mygtuką. Taip pat lygiai tą patį mygtuką tai yra spaudžiam, jisai įsijungia. Truputėlį palaukiam, kol užsikraus. Va, čia yra ikonėlės. Dabar taip, kad prijungt prie interneto, nes lietuvių kalba veiks tik su internetu. Einam štai čia, slenkam, iš pat pradžių mato tokį vaizdą, slenkam iš šitas programėlės ir einam į settings. Tada einam Wi-Fi. Tai paspaudžiam ant Wi-Fi. Čia prie mano iPhone interneto jau yra jisai prijungtas. Taigi savo telefone einam į mobiliąją saitvietę. Paspaudžiam ją įjungti. Jeigu kartais neveiktų mobilioji saitvietė, tai pasižiūrėkite, ar nėra įjungtas mobiliųjų duomenų taupimas. Mobiliąją saitvietę įjungiat ir čia turi išmesti jūsų, kaip mobilioji saitvietė vadinasi. Taip pat ant savo mobiliosios saitvietės telefone galėsite matytis, kaip jinai vadinasi. Paspaudžiam ir čia pavyzdžiui, kaip pavyzdys jūsų saitvietė, jeigu būtų, jūsų telefono pavadinimas, paspaudžiam ant slaptažodžio ir įvedam slaptažodį. Įsitikinkite, kad slaptažodis visiškai būtų toks pat, kaip ant jūsų telefono mobiliosios saitvietės. Jisai būna štai prisijungęs prie interneto. Tada, kad bendraut su internetu, yra Dialog Translation, pats pirmas. Čia pasirenkate kalbas, čia pasirenkate vieną kalbą. Paspaudę, tai pavyzdžiui lietuvių. Čia pasirenkate jau kitą kalbą, aš pasirinkau anglų, bet galite ir kitą kalbą pasirinkti. Tada, jeigu norite bendrauti, spaudžiate iš šitos kalbos į šitą, tai jau ir bus šitas mygtukas. Sveiki. Hello. Jeigu norite, kad atgal versiu į šitos kalbos į šitą, čia nesvarbu, jūs galite pasirinkti kokias norit kalbas, bet kaip pavyzdys šitą yra lietuvių, šitą yra anglų. Tada jau spaudžiate kitą mygtuką. Hello. Sveiki. Po to, kad veiktų be interneto, tai yra offline translation. Čia einate, palaukite, kol užsikraus. Ir lygiai taip pat pasirenkate dvi kalbas, bet jau kad veiktų be interneto, čia nebus lietuvių kalbos, bet bus, pavyzdžiui, rusų kalba. Taip. Tada irgi pasirenkat šitas dvi kalbas ir lygiai taip pat kaip prieš tai. Pavyzdžiui, iš rusų kalbos į anglų spaudite šitą mygtuką Здравствуйте. Matyt, šnekėjau ir nepagavau. Well, who is a schedule that? Здравствуйте. Hello. Dabar atvirkščiai, kad versau šitas mygtukas. Hello. Привет. Dabar taip, jeigu norite nusistatyti rusų kalbą arba bet kokią kitą, tik lietuvių kalbos meniu nėra lietuvių kalba. Einate žemiau ir System Language. Ir va čia galite jau rinktis kokią tik norite kalbą. Pavyzdžiui, jeigu rusų. Va, ruski šita kalba. Jeigu kils klausimų dėl naudojimo, maloniai kviečiame susisiekti info@elektro.lt ir mes jūs pakonsultuosime. Ačiū Jums už dėmesį.